Sveiki visi, tikrai džiaugiuosi būdamas čia ir būtent apie tai, kad kai ryte įsiverdam tą šviežią košę, suvalgom pilną dubenėlį, tada tik pradedam galvoti, kaip mes čia dabar toliau keliausim į darželius, į mokyklas, į darbovietės. Tai būtent apie tai noriu šiandien pakalbėti ir vieną pavyzdį parodyti, ką konkrečiai galima nuveikti mokyklose, bet pirmiausia apie tai, kaip mes iš esmės, na čia pavyzdys iš Vilniaus, bet labai panaši situacija ir kitose miestuose yra, kaip mes keliaujam, kokių tikslų mes turim, ar ne, ir tiek Vilnius, tiek kitos organizacijos, jos yra nusiteikusios keliauti link tvarumo, link darnaus judumo ir pasiekti tą balansą tarp pagrindinių susisiekimo rūšių, keliauti viešuoju transportu, daugiau judėti pėsčiomis. Ir, žinoma, tą didelę dalį, kuri yra, pavyzdžiui, šiuo metu Vilniuje 50% kelionių automobilių, sumažinti iki trečdalio, taip pakeičiant tą mūsų kasdienį judėjimą. Kalbant apie darnų judumą, tai pirmiausia, mes sakom, kas tai yra, ar ne, tie žodžiai, galbūt dažnai girdim, bet ne visada iki galo suprantam, ką tai reiškia, bet šiaip, jeigu taip ūkiškai pasakius, tai yra galimybė pasirinkti, keliauti patogiai, taip, kaip jūs kiekvienas norite. Ir nepaisant to, ar jūs judėsit pėsčiomis, ar rinksitės tą patį automobilį, jūs turit galimybę tą daryti ir rinktis tas alternatyvas. Ir kaip yra įprasta, kaip ir matėt prieš tai grafiką, dažniausiai mes renkamės automobilį, tik po to pradedam galvoti apie kitus judėjimo būdus. Net ir tada, kai einam vakare į parduotuvę, ar ne, atsakykit patys savo, dažniausiai pirmiausia tos 200 metrų pagalvojat, kad važiuosit automobiliu, nes reikės viską parsivežti. Nors greičiausiai nueitumėt, parsineštumėt ir grįžtumėt pėsčiomis greičiau negu su automobiliu, bet yra tiesiog mūsų tokie pasirinkimai ir juos, tos įpročius mums reikia keisti. O kaip keisti? Visiškai yra piramidė apsivertusi, kai maisto mitybos piramidė, tai mes turim ir darnaus judumo piramidę, kur prioritetai yra pėsčiajam, dviratininkams, viešajam transportui, o tik jau po to pasirinkimai yra automobiliams. Taigi, grįžtant į temą, kaip keliauja mūsų vaikai, 22 metais darėm didžiulį tyrimą, klausėm mokyklų, kaip jūsų vaikai keliauja ir su viena mokykla dar ir padarėm projektinę veiklą, tai yra parengėm kelionės į mokyklą planą ir skirtingi duomenys, ar ne, yra labai svarbu žinoti savo aplinką, ar ne, jeigu yra mokykla, yra skirtingos amžių grupės, tai ir skirtingi pasirinkimai, ir skirtingos galimybės tiem vaikam keliauti. Jeigu yra, tai visiškai pradinukai, mažo, labai jauni mūsų judumiečiai, tai jie dažniausiai, kaip matot, keliauja automobiliu, kaip keleiviai. Reiškia, kad net 50% tokių vaikų veža tėvai. Visiškai galite pastebėti gatvėse, kai būna vaikų atostogose, atrodo, kad net ir Vilniuje spūsčių nebūna, nes tiesiog vaikų tiek nevežama į mokyklą, o jie visi atostogauja. Nemaža dalis keliauja pėsčiomis, kas irgi yra gerai, labai didelis aktyvumas ir fizinė sveikata, ir dalis viešuoju transportu. Kas svarbu? Saugumas, laikas, komfortas. Ir turimos transporto priemonės, atkreipkite čia dėmesį, jas praktiškai nekinta per visas amžiaus grupės. Iš karto užbėgsiu, pasakysiu, kad beveik 8 iš 10 vaikų turi galimybę keliauti darniai. Turi dviratį, paspirtuką ar riedlentę, bet mes nesirenkam to daryti tiesiog. 5-8 klasių vaikai ir mokiniai, jie dažniausiai jau keliauja pėsčiomis, jau jie turi daugiau atsakomybės, ar ne, ir tėvai labiau pasikliauja tą atstumą, kad patys gali įveikti, dalį palydi, bet vis dar yra didelis procentas keleivių automobiliais, 30%, ir tai vėlgi tos pačios spūstys ir tas pats fizinis neaktyvumas vaikų, ko mes irgi norime išvengti. Vėlgi, kas svarbiausia, tai yra laikas, saugumas, komfortas. Ir vėlgi apie 80% vaikų turinčių darnias transporto priemonės. Gerai. 9-12 klasių mokiniai, jau tie vyriausiai, ar ne, ruošiasi egzaminams, tai jie labiausiai jau keliauja viešuoju transportu. Dėl ko taip yra, nes matyti gimnazijos, progimnazijos, jos yra jau ir toliau nutolusios, didesni atstumai, ypatingai didesniuose miestuose, tai reikia pasirinkti transporto priemonės, dar 1/4 irgi keliauja automobiliais. Ir kas čia jau svarbu, jau ir atsiranda ir komfortas, ir kaina. Toks kaip dalykas jau vyresniesiems, kurie jau irgi pradeda vertinti, bet pasirinkimai ir galimybės yra tokios pačios. Tai ką mes esam nuveikę su konkrečiai Vilnius Tech inžinerijos licėjumi, taip rengiam su jais kelionės į mokyklą planą, QR kodas veda tiesiai į
to plano pavyzdį, esam šalia parengę rekomendacijas, kaip kiekvienas iš jūsų galėtų tą planą pasirengti, kokius etapus reikia praeiti, kaip organizuoti tas visokius workshopus, apie tai dar truputį papasakosiu, bet kelionės į mokyklą planas nėra kažkoks naujas dalykas. Jau 10 metais Kauno, jau gerai pamenu, apie 20 mokyklų darėsi tokius planus. Praėjusiais metais Panevėžio 3 mokyklos dalyvaudamos projekte tokius planus darėsi ir iš tiesų rezultatai yra tai, kad tai yra projektinė veikla. Jūs įtraukit savo mokinius, bendruomenę į projektinę veiklą, kad jie patys įsipareigoja, kaip jie nori keliauti. Jie patys atsako savo klausimą, kodėl aš dabar važiuoju tuo automobiliu ir kodėl aš negaliu rinktis kitos alternatyvos. O ką tai reiškia, kai jie renkasi alternatyvą? Tai reiškia, kad mes, tėvai, esame įpareigoti daryti taip, kaip jie nori. Nes jeigu savo įprotį pakeisti mums labai sunku, perlipti iš automobilio į viešąjį transportą, bet jeigu vaikai sakys, tėti, važiuojam su dviračiu, tikėtina, kad jūs pasirinksit tą dviratį ir keliausit tikrai kartu su juo. Tai labai trumpai apie kelionės į mokyklą planą, apie pasiruošimo etapus ir kas ten yra labai svarbu, tai yra įtraukti kuo daugiau skirtingo amžiaus mokinių, įtraukti mokyklos bendruomenę ir jeigu įmanoma net įtraukti ir tėvus, tada plano kokybė ir pats rezultatas būna pats geriausias, nes būna iš visų suinteresuotų šalių įsipareigojim, kad taip darys. O kaip tą daryti? Per įvairius workshopus ar dirbtuvės, kai mes einam ir analizuojam teritoriją, kurioje mūsų mokyklų bendruomenės yra, kokia yra aplinka, kokios gretimybės. Vaikai keliaudami, jie žino, kas jų kelyje yra problemos, kur jie susiduria, kur nėra pėsčiųjų tako, jeigu nori važiuoti dviračiu, kur nėra to dviračių tako ir panašiai. Visas tas problemas identifikavę, susidėję ant popieriaus į planą, jūs parengė tą kelionės planą, ar ne, čia labai trumpas turinys, kaip tai galėtų atrodyti, bet po tuo turiniu slepiasi visas jūsų džiaugsmas ir problemos ir jūs tą rodote ir savo bendruomeniai, ir kas yra labai svarbu, kad organizacija kaip mokykla, iš tiesų greičiausiai suprantat patys, kad didelę labai įtaką turi ir miesto kitoms organizacijoms ir tai pačiai savivaldybei. Tai tikrai yra svarbu, kad ne tik jūs patys darytumėte tą planą, bet po to su tuo planu jį pristatytumėte, o jeigu ir įmanoma, ir kartu įtrauktumėte rengiant ir miesto atstovybę, savivaldybės atstovus, tada jie įsipareigoja irgi daryti tam tikrus projektus, kurie pagerina tą susiekimą, dėl kurio jūs ir norite keisti įpročius, ar ne? Diegia dviračių takus, tvarko pėsčiųjų infrastruktūrą, kas yra labai svarbu, kad galbūt mokyklose turite tik dviračių stovus ar saugyklas, bet tų pačių stovų ir saugyklų reikia ir prie jūsų namų, nes ne visi gali užsinešti į 9 aukštą dviratį arba neturi rūsio, kur tą dviratį laikyti. Tai yra, ta infrastruktūra jau yra miesto lygio infrastruktūra, kuri labai labai svarbi ir jum, ir jūsų mokiniam, ir vaikam, kurie nori keliauti darniai ir turi visose grandise būti tą infrastruktūrą padaryti. Pėsčiųjų saugi infrastruktūra, gatvės, kurios yra saugios, kurios yra patogios, kur turim tas pėsčiųjų alėjas ir gatvės nebūna užgrūstos tik automobiliais, o ir želdiniai ir apšvietimas, visa tai, kas yra mums reikalinga kiekvieną dieną keliaujant. Na ir žinoma, viešasis transportas irgi tiem jau vyresniesiems, kurie keliauja, bet ir jauniems mokyti nuo mažų dienų, kaip viešojo transportu keliauti, kaip elgtis, kokia kultūra turi būti viešajam transporte, irgi yra labai svarbu. Tai to ir linkėčiau rengiantis savo kelionių į mokyklą planus.